Girdėjau, kad pastorius Markas Burnsas taip pat neseniai buvo atvykęs. Taip, jis ją lankė. Tai jau antras ar trečias kartas, kai jis su ją susitikome, su juo dirbame jau keletą metų. Jis yra labai gerbiamas prezidento Trumpo dvasinis patarėjas. Jis nuolat keliauja po visą pasaulį, jis buvo vienas iš pagrindinių žmonių, padėjus administracijai suprasti tikrąją padėtį Ukrainoje, nes jis pats ten nuvyko ir viską pamatė savo akimis. Manau, kad čia jis daro tą patį. Jis nesistengia konfliktuoti su Korėjos vyriausybė ir prokurorais, bet siekia paremti gerus žmonės. Tikinčiuosius, religingus žmonės jis tikrai stengiasi padėti Korėjai. Todėl pamatęs šią situaciją, jis nuoširdžiai nori jai padėti, ją paremti. Tai reiškia, kad jie turi panašius tikslus? Žinoma, visi galime atsakyti, kad gerbime ir mylime Dievą. Bet yra žmonių, kurie savo misiją laiko suverenios žmogaus teisės apsaugą, kad Dievo balsas būtų išgirstas, kad Dievo meilė būtų juntama. Jis yra būtent toks labai teisingas žmogus, todėl jis yra giliai įsitikinęs, kad tai yra religinis persekiojimas.